kažkur trečiam kėlinį galę, palūžom, perėmė tokių kamuolių, padarė spurtą, pabėgo ir jau kai 20 taškų sunku, paskui vėl į Eurolygos komandą įsikabinsiu. Trečio kėlinio pabaigoje skirtumas buvo 8 taškai, tačiau vėliau sekė spurtas 22-5. Kas tuo metu nutiko gynyboje problema ar puolime? Čia ne, mūsų puolimas užstrigo tokie skuboti ar metimai ar klaidos puolime ir jie paprasčiausiai ant greito subėgo. Ant greito subėgo ir nepozicinėje atakoje, kaip sakant, tą susikrovė. Pirmoje pusėje pataikėt vieną tritaškį, 12 baudas metėt 40%. Savo salėje, kodėl nepavyko pataikyti savo salėje? Varžovų gynyba kieta labai buvo. Ta prasme, varžovai vis tiek ne kiemo komanda, Eurolygos komanda ir tie metimai nebuvo tokie ir laisvi, buvo dažniausiai tokie per rankas. Nepakrito šiandien. Ar trečia nesėkmė iš eilės, pralaimėjimas BBL gana skausmingas, prieš porą dienų komanda nepalūš? Ne, nemanau, nes tos komandos buvo stiprios, labai stiprios. Nu, nelabai Eurolygos čia komanda stipri, bet ten išvyko žaidėm prieš 7 žaidėjus, irgi sunku buvo. Daugiau nežinau, man atrodo, dabar dugnas, pradėsim kilti virš. Šeštadienį laukia itin svarbi dvikova su Pasvaliu. Ką reikėtų keisti, kad situacija susiklostytų aikštelėje geriau nei, tarkim, šiandien ar prieš kelias dienas? Sunku pasakyti. Reikia daryti viską, kas geriausia, ką galim padaryti, ir tada bus pergalė.